Prieš 5 metus arkivyskupas pasakė sakinį, kuris lydi mane labai dažnai. Per kunigystės metus Dievas tavyje gerą darbą pradėjęs ir tai užbaigia. Ačiū Dievui už jo pradėtą darbą, manyje, per mane ir šiandien kartu su kunigais, bendradarbiais, bendrakeleiviais, broliais, su jumis. Meldžiu Viešpaties ir vėl kartu su mūsų ganytoju. Tegul jis ir užbaigia. Taip, kur nori, ten, kur nori. Svarbu, kad būčiau jam ištikimas. Mišių pradžioje tegul Viešpats apvalo mūsų širdis atgailą ir padeda su džiaugsmu jį sutikti šiandien jo žodyje ir Eucharistijoje. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Tai Viešpaties žodis. Sėskit, prašau. Labai sunki, galima sakyti, nepakeliama šiandien Evangelijos našta. Įsakau jums vienam kitą mylėti. Bet pakeliama ta našta, jeigu mes sujungsime vakarykštę Evangeliją su šiandienos Evangelija. Jeigu atskirsim, nebepakelsim šiandienos Evangelijos. Bet jeigu sujungsim vakarykštį žodį su šiandienos, išgirsime ne vieną, o 2 įsakymus. Pirmiau negu mylėkite vienas kitą, Viešpats sako ir sakė vakar mums Evangelijai: pasilikite mano meilėje. Pasilikite mano meilėje. Pirmas įsakymas kviečia mus priimti, suvokti tikrovę, kad aš esu apdovanotas. Kad aš, būtent aš, toks, koks esu šiandien, su tokiom svajonėm ir su tokiom savo nuodėmėm, praeitim ir ateitim. Esu Viešpaties išrinktas, mylimas, esu išskirtinis. Jo akise ir toks liksiu, kažin ką padarysiu gyvenime, visada toks liksiu. Išskirtinis jam, jo akise. Žmonės skirtingai gali vertinti, bet Viešpats visada vienodai sako: myliu tave. Ir pirmiau yra būtent ši dovana: esu mylimas, pasilikite mano meilėje. Ir paskui tik tai ateina reikalavimas: mylėkite vienas kitą. Šią Dievo savybę taip pat įžvelgia šventasis Augustinas, kuris savo išpažinimuose labai gražiai rašo: duok, ką liepi, ir įsakyk, ką nori. Tai reiškia, kad Augustinas taip pat yra įsitikinęs, kad Dievas nieko nereikalauja, jeigu pirmiau neduoda. Visko, ko Viešpats reikalauja, pirmiau duoda mums. Tad šiandien prašau, kad Viešpats mokytų mus šios logikos, mokytų šitų žingsnių gyvenime. Iš pradžių duok, o tik paskui reikalauk.